Esu jums duotą pažadą pateikti kas mėnesį pigiausių produktų krepšelį iš populiariausių 5 prekybos tinklų. Iki, Lidlo, Maximos, Norfos ir Rimi. Krepšelį sudaro šie 7 produktai: pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. Pradėkime nuo pigiausių krepšelių. Ir šį mėnesį pigiausi krepšeliai buvo Lidlo ir Norfos. Kadangi įvairių gamintojų pakuotės skiriasi, kainas fiksuosime kilogramo ir litro. Tad Lidl krepšelis: pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. Kaip ir minėjau, 1-2 vietą su Lidlu dalinasi Norfa. Tad Norfos krepšelis: pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. 3 vietoje šį mėnesį liko Maxima, tad jos krepšelis: pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. 4 vietoje liko Rimi ir jos krepšelis: pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. Birželio mėnesį buvę pirmi, Liepos mėnesį iki nukrito į paskutinę 5 vietą. Pienas, cukrus, batonas, aliejus, kiaušiniai, sviestas ir kvietiniai miltai. Rugpjūčio mėnesį skelbsime naujus skaičiavimus. O 2027 metais birželio mėnesį suvedę metų rezultatus paskelbsime metų pigiausią tinklą.